Labas vakaras tiems, kurie tik dabar prie mūsų prisijungė. Čia tiesioginė Baltikom televizijos laida Rezonansas. Ir šiandieną diskusijoje bandome išsiaiškinti, ar įmanoma, kad valdžia bendradarbiautų su savo šalies arba savo miesto piliečiais, spręsdami įvairius klausimus. Tiesiog, ar galimas tas kontaktas žmogus valdžia. Ir šiandien mūsų studijoje vieši Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos narė Alina Velikienė ir taipogi Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio kandidatas rinkimuose į Klaipėdos miesto savivaldybės tarybą Algirdas Kruplys. Vėlgi, primenu, kaip visada, mūsų žiūrovams, karts nuo karto pamatysite telefono numerį savo ekrano apačioje, skambinkite juo, dalyvaukite diskusiją, užduokite klausimus mūsų svečiams arba gal man turit kažkokių tai klausimų. Na, tai gal pradėkime dabar apie internetą šitą laidos dalį. Žmonės dažnai skundžiasi tuo, jog pateikdami prašymus įvairius ar siūlymus savivaldybėje, jie negali matyti, kur tas jų prašymas, kokioje stadijoje šiuo metu yra. Ir mačiau, jūsų programoje yra siūlymas tai viešinti kažkokiu tai būdu internete. Tai gal galėtumėt plačiau papasakoti ir apskritai, ar tai yra įmanoma, ar tai vėlgi tik tušti žodžiai. Ta bandysiu aš jau iš jūsų išpešti. Tai viešumas tai yra pagrindinis skaidraus valdymo principas. Sakykime, mūsų Klaipėdos savivaldybės tinklalapį pažiūrėjus, tai informacijos praktiškai negausi nei apie biudžetą, nei apie viešuosius pirkimus normaliai, o kaip šiandieną prieš eidamas į laidą atkreipiau dėmesį, sakykime, viešųjų pirkimų rezultatų konkursai paskutinį kartą užfiksuoti 2009 metų spalio 30 dieną, kada buvo pravestas konkursas daugiafunkciniam, reiškia, pramogų centrui statyti. O toliau už 2010 metus nėra ne vieno rezultato. Žiūrint į perspektyvą, per 2010 metus buvo pravesta daugiau kaip 200 viešųjų konkursų. Žmonės negaudami informacijos iš karto gali galvoti, sakykime, įvairius, sakykime, savo išmąstymų. Kitas dalykas, piliečio nėra visiškai žmogus, jeigu nori, ar, sakykime, paskųsti valdininką, arba jam buvo neįspręsti kokie klausimai, jis neturi jokių galimybių. Nors savivaldybėje dirba net 5 žmonės, specialus yra skyrius, kuris tvarko internetinį savivaldybės visą tinklą. Aš mes sieksime, kad kuo daugiau, kuo platesnės informacijos, reiškia, piliečiai gautų internetinėme tinkle. Aš turiu daug klausimų šiuo jūsų pasisakymu, tačiau mes dabar pabendraukime vienu iš mūsų žiūrovų. Pirmoji šį vakarą, tarp kitko. Labas vakaras. Labas vakaras. Kuo vardu esate? Čia jūs trukdo Adolfas. Taip, Adolfai, klausom jūs. Aš turėčiau paklausti. Dabar jie čia aiškint, kaip bus pardavinėjams savivaldybės turtas. Kaip prieš tai buvo pardavinėjams savivaldybės turtas, norėčiau priminti. Velikienė kariavo su visom blogybėm. Rašė laikraščiuose, kad blogai yra eksploatuojamas valstybinės įmonės, ypač AB Klaipėdos vanduo. Tai ir kaip Klaipėdos vanduo buvo pardavinėjams turtas, noriu priminti. Suprantat, gamybinis vandentikis, kuriuo plot sudarė 2,7 hektarą, o pardavė už pastatų kainą už 2,5 milijono. Paskiau sporto salę vandentikė, taip pat už dyką dovanoja savo draugam Makūns. Tai vat aš tuos pavyzdžius, kaip atsiliepsi tuos pavyzdžius, kad ar nebus tokios pat situacijos? Ar pareikalaus, ar nepareikalaus. Ir norėčiau pabaigti savo klausimą taip, kad nebūtų mūrai ir mūrai, dvarai ir dvarai, dangiškam rojui nebus taip gerai. Ačiū Jums už poetinį klausimo pabaigimą. Suprato klausimą? Taip, atpažinau, čia skambintojas yra, man rodos, Adolfas Prusevičius. Išties jisai aktyvus klaipėdietis ir išsakė nuogąstavimus dėl tam tikrų įmonių valdymo ir Klaipėdos miesto vandens administracijos iš tikrųjų įvertinus išlaidas ir pamačius, kad ten yra berods 9 direktoriai, kuriems mes per metus sumokame 1 milijoną atlyginimų, kėlė didžiulį nerimą. Ir išties dėkinga esu ir žiniasklaidai už tai, kad šita problema buvo išviešinta. Tačiau iki šiol sprendimai dėl direktorių sumažinimo nėra priimti. Nors kalbant apie pačią įmonę, tai, ką palėtė klausėjas, tai, kad turtas, kuris buvo privatizuojamas, iš esmės tikriausiai nebuvo įvertintos visos to turto sudėtis. Tai reiškia
požeminė infrastruktūra ir antžeminė. Savivaldybė iš tikrųjų privatizavo ir vertino tik tai antžeminę, tai yra tuos pastatus, ir dėja šitie sprendimai jau yra įsiteisėję, jau privatizavimo procesas įvykęs ir šiandieną mes tikrai negalime nieko padaryti. Ir aš manau, kad skuboto privatizavimo laikai jau baigėsi. Ir gal žmogus dar norėjo pastirauti, aš kaip supratau bent jau iš tokio tarp eilučių, ar tai nepasikartotų jūsų atveju? Tiesiog galėčiau pasakyti, Klaipėdos miesto savivaldybė dabar teisminę bylą pralošė dėl ąžuolyno valdų privatizavimo ir kada privatizuojant šias ąžuolyno valdas, viena iš darbuotojų padarė tiesioginį nuostolį įmonėje beveik 800 000 litų ir privatizavimo procese administracija neauditavo privatizuojamos įmonės turto. Tai reiškia, neįvertino, kokia yra kasos būklė, neįvertino, koks yra turto būklė ir šiandieną kokį mes turime rezultatą. Mes turime tai, kad privatizavusi bendrovė iš Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos prisiteisė daugiau nei 800 000 nuostoliams padengti. Nors pati administracija iš esmės nepadarė nuostolių, tačiau ji netliko pareigos įvertinti prieš privatizuojamą turtą tos įmonės būklės, tai yra ąžuolyno valdų. Mes keliaujam prie dar vieno mūsų žiūrovo. Labas vakaras. Labą vakarą. Kuo vardu jūs esat? Taip, klausom jūsų. Na, iš tikrųjų smagu, kad vyksta tokios diskusijos. Aišku, žmonės prieš tai išsakė, galvoja, kad čia paims per vieną laidą išspręs visas problemas žmonės, kurie bando balotiruotis, to nebus. Iš tikrųjų, čia procesai turi vykti ir vyksta ilgiau. Bet aš noriu paklausti. Ateinu senamiestį Klaipėdos ir stebiu, kad situacija kažkaip nekinta, nors kiek esu girdėjęs ir seniau, kad kažkoks vykdomas yra projektas, senamiesčio gaivinimas ir taip toliau. Bet jo kaip ir nesimato ir nesigirdi. Tai gal galėtų pasakyti, kad nauji kandidatai ar tie patys senieji, kurie dar kartą balotiruojasi, ką jie darys, ką jie planuoja, ką jie galvoja galbūt keisti šitoj pusėje. Ačiū Jums. Aš labai trumpai dabar atsiprašysiu, aš norėčiau visus mūsų žiūrovus informuoti, jog mūsų klausykite savo telefono ragelį, ne per televizorių, kadangi garsas šiek tiek vėluoja ir įvyks chaosas, mes nelabai su jumis susišnekėsime, visi klausykitės mūsų telefono ragelėje. Na, o dabar keliaujam prie atsakymų. Iš ties Klaipėdos miesto savivaldybės senamiestyje buvo rengiamos ne viena, sakykime, akcija, tai yra atgaivinkite senamiestį, aš myliu senamiestį, taip pat organizuotas 2010 metais startavęs blusų turgus. Tai šiuo atveju iš tikrųjų ir tam tikrų gatvelių šventės, kurių iniciatyvos ėmėsi patys senamiesčio verslininkai. Kalbėti apie tai, kiek savivaldybė galėtų prisidėti prie senamiesčio gaivinimo programos, tai pirmiausia yra kultūriniai renginiai. Kultūra traukia žmonės į centrą, kultūra, įvairūs festivaliai, mes kalbėkime apie džiazo festivalį, kalbėkime apie jūros šventę. Tai šie renginiai iš tikrųjų pritraukia žmonės. Jeigu kiekvieną dieną kalbėti apie kultūrinių renginių, tai žinoma, kaina jų yra didžiulė. Ir savivaldybei kas vakar arba ypatingai žiemos periodų užpildyti senamiesčio erdvės atskirais renginiais yra pakankamai brangu. Todėl tas poreikis, kuris yra senamiesčio gaivinimo programoje numatytas, tai yra tik tai sezono laikotarpiu, kada mes sulaukime miestas daugiausia turistų. Aš norėčiau klausėjui, aišku, per vieną dieną mes neįspręsime, bet grįžtant tą pastarųjų 4 metų periodą, aš kaip klaipėdietis irgi vertinu kaip kažkokios stagnacijos laikotarpį. Aš miestą stebiu ne tik tai senamiestį, aš turiu tokį stebėjimą Šiaurės prospekte. Ten yra, kaip atidarė Šiaurės prospektą, tenai pasodino berželius. Sekantį pavasarį visi berželiai neatsigavo. Tai kažkur tai turbūt iš pamiškių surinko tos berželius, ten vėl įsodino, pusę metų jie pabuvo nuvyto, vėl sekančiais metais iš naujo sodino ir taip jau 4 metai sodina vis naujus berželius, taip jie ir neatsigauna. Taip ir mūsų miestas, kažkodėl mes organizuoja kažkokius tai vajus. Ir tiek senamis, tiek kažkur, o tokio bendro atgaivinimo, bendros tokios sistemos ir nėra. Aš manau, kad laikas mieste turėti sisteminį požiūrį tiek į senamiestį, tiek į miesto aplinką, tiek į visą mūsų gyvenseną.
Aš galbūt norėčiau pridurti, kad ne tik senamiestis Klaipėdos mieste yra ta erdvė, į kurią norisi atvykti, praleisti laiką su šeima. Aš manau, kad didžiulę reikšmę turi mūsų Klaipėdos miesto poilsio parkas, kurio atgaivinimui iš tikrųjų net yra susigūrusios tam tikros organizacijos. Ir čia norisi atvykti su šeima, praleisti laiką su vaikais ir išties tie žalieji plotai mus traukia. Mes turime puikų pajūrį, tačiau infrastruktūra pajūryje nėra pakankamai išvystyta. Mes turime tiek žaliųjų plotų, tačiau jų neišnaudojame. Jie nėra pritaikyti, jie nėra rekonstruoti, ta infrastruktūra nėra atnaujinta. Ką reiškia vaikščioti po parką, kada jis yra neapšviestas? Ką reiškia atsisėsti ant suoliuko, kuris yra sulūžęs? Vis dėlto mūsų tai nemotyvuoja, o norisi praleisti laiką su šeima ten, kur yra jauku ir saugu. Vis tik turim pašnekovą. Taip, klausom jūs. Vakarą. Labą vakarą. Vaidas iš Klaipėdos rajono. Taip, malonu. Norėtumėm pono, tokio kaip ir paklausti, ar stebėjimo tokiam, jau ponas minėjo, jog mieste buvo pasodinti kažkokie berželiai. Iš neva jo teigimu, šitie berželiai buvo pasodinti iš kažkokios tai pamiškės ir aš kaip suprantu, berželiai turėtų būti vežami iš kažkokių tai medelynų, brangus, prabangus. Bet aš manyčiau, jog ne tame problema, jog berželiai buvo atvežti iš pamiškės ar iš kitur. Problema, aš manyčiau, tame, jog šitų berželių niekas neprižiūrėjo ir nelaistė. Ar sutiktų su manim ponas? Aš pilnai su jumis sutinku, aš ir kalbu apie nepriežiūrą, trumpalaikius vajus, apie sistemos, tiek tų berželių priežiūros, tiek senamiesčio tvarkymo, tiek aplinkos tvarkymo, tiek mūsų tvarkymo, ar šiukšlių išvežimo sistemos sutvarkymo. Nebuvo tokio konkretaus nuoseklaus darbo. Mes kažkaip tai tos 4 pastarosius metus gyvename atskirais vajais. Bet iš ties taisyklės yra tokios, atsodinant želdynus 4 metus pats sodintojas jos privalo prižiūrėti. Todėl pačius gyventojus, jeigu jie tam tikrose vietose su savivaldybės leidimu sodina medelius, turėkite omenyje, kad 4 metus tai yra jūsų atsakomybės klausimas, kaip prižiūrėti šiuos medžius ir juos laistyti. Dar vienas žmogus bendraus. Labą vakarą. Labas vakaras. Kuo vardu? Aidas Rakštys. Taip, Aidai. Taip, išgirdau tokį keistą teiginį iš Seimo nario ir tarybos narės, kad savivaldybė yra bejėgė prieš administratorius, bet taigi administratorius skiria pati savivaldybė. Tai dabar toks klausimas, ar tarkim, ar savivaldybė prieš Rubikoną, prieš Jacką ir prieš poną tarybos narį Usonį yra bejėgė išspręsti administratorių klausimą. Ačiū. Dėkui Jums. Mes ne apie administratorius, apie bendrijos principą, kad įstatymiškai nėra sureguliuoti savivaldybės ir bendrijos santykiai. Žmonės visada įsitikinę, kaip ir iš tų tarybinių laikų, jeigu atėjo vykdomai komitetą, tai jis yra visagalis. Tačiau savivaldybės įstatymas neleidžia kištis tiesiogiai į bendrijos vidaus reikalus. Savivaldybės šito administratoriaus skirimas ir pačios bendrijos vidinė veikla yra 2 skirtingi dalykai. Aš tiesiog gal papildydama atsakymą, visos daugiabučių namų administruojančios bendrijos yra privatizuotos. Jos nėra skiria, savivaldybė jų neskiria administratorių. Todėl jau šiuo atveju dalyvauja privatus verslas su gyventojais. Ir bendrijai įsteigę gyventojai, jie santykiuose su daugiabučių namų administruojančiomis bendrijomis turi vadovautis teisinėmis normomis ir aktais. Klaipėdos miesto savivaldybės administracija gali tik tai pagelbėti tam tikrais klausimais dėl bendrijų steigimo, galbūt būsto renovavimo programos ir panašiai. Tačiau reguliuoti santykių išties negali. Kita vertus, administratoriai yra įpareigoti atsiskaityti Klaipėdos miesto savivaldybei kas metai, kaip yra renkamos lėšos, kas yra padaryta ir panašiai. Šią informaciją Klaipėdos miesto savivaldybės administracija valdo. Dar vienas mūsų žiūrovas. Labą vakarą. Labas vakaras. Klausom jūsų. Gerbiamą žiūrovą. Na, neišeina susikalbėti. Pabandykit paskambinti iš naujo. Galbūt mes jau greit keliausime